Sveiki visi, su jumis Fresh and Smoke. Šiandien norėčiau apžiūrėti su jumis iStick 50 W subohminę dėžutę. Tai ką, prieikime prie pat peržiūros. Po ilgos pertraukos grįžtame, tai ką tada prieikime prie pačio unboxingo ir apžiūros šito box modo. Atidarant dėžutę, šiaip ne iškart gal apeikime aplinkui, kas čia matosi ant dėžutės. Čia matome pavadinimą ELAF kompanijos ELIF. Čia matome kokią versiją, europietišką. Čia matome silver, yra aišku, yra amerikietiška, arba juoda, arba mėlyna, arba raudona, aišku. Pas mane šiuo metu yra pilka. Iš galo metame scratch kodus visokiausius, kas parašyta apie šį modą. Made in China, aišku. Štai kažkas tokio, 50 W. Gerai, atidarant dėžutę, štai taip į viršų pakeliam. Ir iš karto matome patį box modą, patį mūsų ELAF iSticką. Ta kol kas mes jį padėkime į šoną ir apžiūrėkime, kas pačioj dėžutėj. Štai taip gražiai atsidaro. Čia dar kartelė ir čia matome perėjimą į sieną. Čia kiek iš miliamperų, 1000 miliamperų. Gal ir neblogai pakrautų. Toliau matome 5-10 konektorių perėjimą. Čia reikalingas tam skirtas skaitikliams, kurie turi štai tokį antgalį. Štai taip prisifiksuoja. Jis įsuka į apačią ir čia užsisuka jūsų skaitiklis ir pats USB laidas. Dabar jau net pakuosiu. Tegul ramiai guli. Ir dabar prieikime prie pat box modo. Ok, tai kas čia per daiktas? Iškart galėčiau pasakyti, kad jis labai maloniai jaučiasi rankoje. Labai maloniai telpa į vieną ranką, tad galima labai laisvai ir patogiai spausti mygtuką štai šitą didelį ir iš karto garina. Kas dar labai patogu yra šiam box mode, kad kraunasi štai pro šitą micro USB jungtį. Jeigu pas jūs mažai išsikravę jūsų modas, tai galite prijungti prie rozetės arba prie kompiuterių per USB laidą ir iš karto kaninti, reikės laukti 3 valandas, kaip būna kitose moduose, arba reikės krauti baterijas. O čia tiesiog paimat tokią Samsung arba priduotą komplektą USB kabelį ir iš karto galima krauti. Gerai, tada ką jis sugeba. Kaip jau minėjau, ir parašyta dėžutėj, štai čia yra 50 W. ELAFas gali būti arba mini 10 W, arba 20 W, arba 30 W. Šiuo metu, kaip minėjau, yra 50 W. Čia yra 1, 2, 3 mygtukai, daugiau čia nieko nėra. Kokias galima geras yra pasifunkcijos. Laikant 2 mygtukus vienu metu, jis užsirakina. Štai tai prašoma lock. Reiškia, kada jūs garinsit, pas jūs negalės didintis varažą, nei nieko tokio. Reiškia, šiandien nieko nenutiks blogo. O kad atrakinti reikia vėl laikyti 2 mygtukus vienu metu ir kaip matome, tai bus unlock. Ne visą laiką, aišku, veikia, unlock. Taip, gerai, tada kas čia dar gero? Gera funkcija yra tame, kad galima rakyti tiek su voltais, tiek su vatais. Čia matus yra vatai nustatomi, kaip matome, čia rodo ir baterijos kiekį, kiek ohmų, kokia varža ir kiek voltų. Galima reguliuoti arba vatus, kas 0,1, arba galima reguliuoti taip pat ir voltus. Paspaudžiant greitai 3 kartus štai šitą didelį mygtuką, 1, 2, 3. Ir matome perėjimą ant voltų. Tai irgi didinasi nuo 2 voltų iki netgi 10, kas yra labai daug. Štai taip. Vėl spaudžiame 3 kartus, 1, 2, 3 ir persijungia ant vatų. Štai taip greitai galima daeiti iki 50 W. Pas jį yra rezistencija nuo 0,2 iki netgi 5 ohmų. Reiškia, galima su jau bandyti rūkyti RDA tipo kaitiklius. RDA tai yra, kai susivinioji pats savo padarai, turiu čia vieną pavyzdį. Štai kažkas tokia, kai pasidarai pats vielą, įkiši kažkokį tai koilą savo padarytą, užsuk ir iš kur išeina labai daug garų. Tikriausiai jūs apie tai jau kai kurie žinojo, bet čia yra ir naujokų, tad jiems irgi verta apie tai žinoti. Šį bateriją turi netgi 4400 mAh, štai čia rašasi.
Ką tai reiškia, kad tai jūs galėsite garinti labai daug. Aš pats be perstojimo, kai matė, dar liko pusė baterijos, garinau apie 2 dienas. Aišku, ne intensyvaus rūkimo, bet tikrai kažkiek buvo. Tolimesnė mano kitam video parodysiu jums apžiūrą štai su šituo kaitikliu ir taip pat šito kaitiklio apžiūrą. Tai štai taip atrodo dar kartą šitas boksas. Labai patogus rankoje. Tai, manau, vienas iš geriausių rinkoj iki 50 W MOX modų. Tai dėkoju visiems už peržiūrą, dėkoju, kad žiūrėjot, laikykit, subscribekit mano kanalą, būčiau labai dėkingas. O kitą video pamatysite štai šitą gražuolį, Subtank Mini. O su šito mes baigiame ir viso jums geriausio.